rungtynių tikitės? Kokios nuotaikos prieš rungtynės? Kokios nuotaikos darbinės, ta prasme, tik tai nelabai turim laiko darbui. Kaip patys žinot, vakar buvo rungtynės, šiandien darėm tik tai peržiūrą, tokią atgaivinimo treniruotę, aiškinimosi treniruotę, kaip ginsimės prieš Partizaną, ką naudosime, kas buvo gerai rungtynėse Vilniuje su jais, ką reikia tobulinti. Ir kai kuriems žaidėjams davėme, paleidome juos išvis be tik po pasiaiškinimo, nieko nedarė per daug, nes tie, kurie žaidė vakar daugiau minučių, leidom truputėlį atsipūsti, nes mums reikia būti šviežiems. Čia grafikas visus įtemptas, nieko nepadarysime, čia tikrai nesiskundžiam dėl to, bet taip jau gavosi, kad 2 savaitės sužaidėm su 3 topinėm Eurolygos komandom ir važiuojam dabar žaisti į vieną iš draugiškiausių salių Belgrade ir varžybos, kurios mums yra labai svarbios. Kuriems leidote pailsėti? Jūsgi patys matėte. Leidom, Seibutis vakar žaidė daug minučių, tas pats Amažinskis, Pabrauskas, Nedovičius darė programą su fizinio rengimo treneriu, truputėlį irgi tokia atstatomąją. Ivanovas, Katelinas mažiau dirba. Žodžiu, kas mažiau žaidė, tai truputėlį darbojasi. Ar galima sakyti, kad tai gyvybės mirties klausimas šios rungtynės? Žiūrint pagal lentelę, žiūrint dėl patekimo į top 16, vienareikšmiai taip. Ir aš nenoriu, kaip man čia taip gražiau pasakyti, žinot, tas presingas, kaip jeigu ir medija ir taip toliau, mes visi puikiai suprantam rungtynių svarbą ir jeigu dar mes non-stop štampuosim mirties gyvybės, tai tų gyvų galim nedaug turėti tada. Tai mes žinom varžybą, žinom, ta prasme, atmosferą salėje, kaip minėjau, viena iš draugiškiausių Europoje. Tai mes kaip tik bandom tam ruoštis. Aš, pavyzdžiui, šiai dienai galvoju ir esu įsitikinęs, kad mes esam geresnė komanda negu Partizanas. Vienintelis dalykas, kuris galėtų pakišti koją, tai ir yra ta jų atmosfera, kurie sukuria ir visi žinom, visos komandos žaidžia tenai sunkiai, bet kad jos galima nugalėti, tai įrodė šiemet jau ne viena komanda ir mes stengsimės tą padaryti. Ir kokiais ginklais planuojate įveikti Belgrado komandą? Tais pačiais, kuriuos naudojame Vilniuje. Sakykite, ar pasikeitė kažkaip Belgrado žaidimas nuo pirmo rato, vis tiek jau žiūrėjote įrašą? Žiūrint taktinių pobūdžių, ne. Žaidžia tos pačius derinius, aišku, gal prieš mus ruošis kažką tai specialiai, net nebejoju to, bet žaidėjai tie patys, vieną žaidėją turi mažiau, bet jisai didelės rolės nevaidina toj komandai. O žaidžia tą patį krepšinį, aišku, kaip jau minėjau, dar kartą galiu pasikartoti, kad jie pas save namuose žaidžia, gauna žiūrovai, jiem perduoda tą dar didesnį energijos pliūpsnį, jie žaidžia su dar didesniom energija, su dar didesnėm emocijom ir manau, kad yra be galo svarbu pradžia rungtynių, kad nepasiduoti tam, nesusigūžti kaip mušamam vaikui, o drąsiai stoti, kautis ir kaip bus, tai bus, kamuolys apvalus. Sakėt, jūsų pagrindinė liga, kad negalit 40 minučių išlaikyti vienodo tempo. Sakykit, kaip Belgrade spręsit tą problemą? Gal stipresnių užtek 25 minučių? Matot, gavosi taip, kad mes, kaip jau ir minėjau, tos 40 minučių, tokios 4, sakykime, rungtynės kartojasi, panašus scenarius, mes 35, sakykime, laikomės ir po to pritrūksta mums, bet mes žaidėm prieš topinės Eurolygos komandas, prieš vienas iš geriausių šiai dienai Eurolygoje ir laikomės įsikibę, kol galima, po to pasėdam. Manau, kad gal mums bus galimybių daryti didesnę rotaciją, truputėlis didesniais tarpais duoti žaidėjam palisėti, kad juos išlaikyti šviežesnius, ypatingai antroji pusė. Nors vėlgi visko gali būti, žiūrėsim pagal rungtynių eigą. Labai daug kalbama, kad atėjo Adomaičiai, Barcelonoje pradėjo 2-2 žaisti. Ar čia tikrai Adomaitis išmokė šio derino, ar čia kažkoks sutapimas? Tiesiog taip kalba žmonės, ekspertai. Taip, Dainis išmokė. Treneri, ar galima sakyti, kad Partizanas yra ta grupės komanda, kurią Rytas lenkia patirtimi?
Manyčiau taip, aš galvoju, kad mes komandoje turime daugiau patyrusių žaidėjų negu Partizanas.